Na gerai, sveiki visi, kaip visada su jumis aš Karolina ir šiandien filmuosiu antrą dalį, reakciją į save. Tai matysit daug mano nuotraukų, daug mano video iš senų laikų, gal net tokių senų laikų. Tai ir gero žiūrėjimo. Tai kas gal žino, gal nežino, bet buvo tokia savaitė, kai per vieną savaitę aš papuoliau televizorių 3 kartus, per TV3, LNK ir LRT, bet čia vienas iš kadrų. Bet aš čia buvau viena iš svarbiausių svečių pačioj laidoj, ta prasme, va čia aš, stambiausių planų, ta prasme, už mane labiau gal matosi tik, nežinau, nu, šitas berniukas tik labiau matosi, o taip tai aš stambiausių planų, kuris tai gali būti. Bet čia dar ne viskas, čia ne viskas. Čia aš stambiausių planų visas 3 sekundės. Su Dolce & Gabbana maikė, tokia fancy bitch, tokia jau, aš valdau Panoramos prekybos centrą. Jau, gerai juokauju, čia tiesiog prikolas. Na ir va čia aš, buvo tokie laikai, kai aš mėgdavau daryti daug nuotraukų ir jas nekelti nieko, o dabar tokie laikai, kai aš nedarau beveik visiškai nuotraukų, jeigu padarau taip neįkeliu. Čia aš ir Nirvana, tokia sexy bitch, kai mėtė nupirko maikę, jau reikia nusifotkinti. Toliau, čia vienas iš geriausių montažiukų, tai ne montažiuko video, čia yra kaip aš imituoju Counter-Strike. Tiesiog aš. Counter-Strike. Ta kokybė. Na čia seni laikai, kai aš esu breakdance'o šokėja. Čia tobuliausia Zara, H&M ir kitų firmų tapkytės, koinės dar skrai padėtos, čia tiesiog viskas tobulai, laukai taip guli. Čia aš laimėjau battle ten šitų šokių ir karočią, čia kai buvo Rūsio filmo, ko čia aš išlindau pro burną, čia irgi faini laikai buvo. Toliau, ką šitą fotkę reiškia, aš nežinau. Pamanat, kaip aš rodžiau savo plastiką, choreografiją, viską tobulai šiltnamyje su pomidorais, tai čia antra dalis. Antra tobulesnė dalis, kai aš prie tvarto šoku, kaip nežinau kas. Įdomu, kad aš Lietuvoje nieko neužimu, ta prasme, tokia tobula šokėja. Ta plastika, dieve, tie judesiukai. Iš 70-ųjų kaimo diskotekos. Ta širdis mano tiesiog negalima žiūrėti, nes per tobulą, kaip aš pratikęs sakiau. Čia tobuliausias montažiukas, tai buvo va šitas, čia aš norėjau parodyti savo įgūdžius filmavimo 2012 metai. Profesionalas, nu. Tai profesionalas, kodėlgi ne? Fashion is my passion, profession, I'm professional. Čia dar panašaus tipo montažiukas. Čia kaip su Nutella buvo panašus. Tobula. Čia aš ir Erikucija 2013 metai. Sėdim ir ėdam ir valgom tokias tobulas kaip bulvės. Aš su švelniuoju padažu, jinai su Heinz pomidorų padažu, tiesiog tobulai atrodo. Toliau būtų vienas iš montažiukų. Tie įgūdžiai. Jo, čia reikia mokėti. Beje, kiek žinote, kad 2014 metais debutavo toks kaip challenge'as, kaip iššūkis, tas pats. Tai Ice Bucket Challenge, kai jūs paaukojat pinigus, labdarai galima sakyti, turite apsipilti šaltų vandeniu. Tai aš pirmoji tai padariau, nuo mane susikopino visas pasaulis, 2012 metais aš padariau feilišką challenge. Tikrą gerą challenge. Nu, atsidėkit, mylė. А я тихо сиду, давай! Viskas čia normaliai, va. Tikrai pataikė, bet aš padariau. O čia fotkytė, kurį vadinčiau I'm the Queen. Aš esu karalienė viso pasaulio, aš valdau ir va tas tobulas
kūno T raidės gestai, tie, prasme, aiškina, kad aš valdau visą kaimą. Ir kaip matot, čia pas mane randas. Tai čia kartą buvo taip, atsibudau ryte. Ir supratau, kad pas mane akis ištinus, kad jos beveik nėra, nes aš pas nemiriau. Tai buvo taip, aš naktį atsiguliau, miegojau tada, atsibudau maždaug ir galvojau, kad ten pagalbė, iš tikrųjų buvo ten lovos kamputis. Ir aš įsirežiau iš visų jėgų ir tada atsijungiau. Bet nieko, čia vaikystė. Čia aš tokių tobuliausių fotkių, čia aš sėdu Šyranu, va čia aš, čia nežinau, čia iš tobuliausių nuotraukų. Ką šitą nuotrauką reiškia, aš tikrai nežinau ir kaip jinai padaryta buvo gal paminu, bet ką jinai reiškia, tai nežinau. Kaip visi žinote, kad įmanoma padaryti Coca-Colos ir Mentos challenge, tai vienas iš tokių tobuliausių įrodymų, kaip daryti. Aš su baltom kojinėm, fone kaimas, tobulai. Tiesiog tobulai, nu. Ateik pažiūrėk kaip. Ateik pažiūrėk kaip, žiūrėjau, metų įvykis, wow. Wow, vaikai sugadino Coca-Colą, kaip įdomu, kaip įdomu. Gerai, toliau būtų Lietka ir aš, seni laikai, reikės kartos. O toliau, čia aš su Viliu Kaune, su rožiniais perukais, aš čia rodau like ženklą, o telefoną laikau. Bet gerai, rodau like ženklą, tai jeigu jums nesunku, palaikinkit šito video, kaip tik vat, net nuotrauką prašau, kad laikintumėt jūsų sekundę laiko, tai laukiu. Nu paspauskit, paspauskit. Žinau, kad jūs niekados nespaudžiat. Tai paspauskit man dabar. Šiaip, bus fain. Nu skaičius, bet vis tiek. Toliau pažiūrėsim, dar liko keli video. Čia video iš Lenkijos. Buvo laikai. Na ir paskutinis yra tobuliausias mano video padarytas 2012, taip. Ir čia yra pipirų challenges. Ir iki šiol dienos mano prisimena tą video, nes jinai jį matė. Ir tas video yra toks tobulas, kad eik savo, pažiūrim. Labas. Šiandien aš darysiu cinamono challenge. Oi. Susivėliau. Darysiu pipirų challenge. Ta vaidyba, galim parodyti. Labas. Šiandien aš darysiu popieriaus valgymo challenge. Oi, susivėliau. Darysiu kartono valgymo challenge. Vaidyba tiesiog visos Hollywoodo žvaigždės verkia kampe, kažkur verkia, nes tobula. Turėsi suvalgyti šaukštas šitų dalykų. Šitų dalykų. Lenkija. Bijau, aišku. Ir vandens. Bet ta vaidyba. Bijau, aišku. Čia maždaug prieina prie tavęs koks nors, nežinau, žudikas su peiliu. Prieina toks maždaug, o toks. Bijau, aišku. Nežudyk manęs, prašau. Aš mirsiu, man skaudės. Pagalvok apie mano šeimą. Maždaug ok. Aš net neįsivaizduoju, kas su manim bus. Ar mirsiu, ar ką. Čia maždaug. Aš jūs mylėjau. Aš jūs mylėjau. Čia ok, čia maždaug ok, viskas ok. O bus, turbūt kaip dėk. O bus, Tiesiog nesuprantu, ką tas video reiškia, bet ok. Na gerai, ačiū, kad žiūrėjote šitą nuostabų video. Kas nematė, pažiūrėkit pirmą dalį. Ir tikrai, jeigu nesunku, paspauskit laikiuką. Ir jeigu jūs norėsit, jeigu prašysiu komentaruose, ar tikrai noriu, darysiu trečią dalį. Turiu paruošus jums begalę video ir taip pat tikrai senų video. Ir jeigu jūs tikrai norėsit, tai galėsiu padaryti ir trečią dalį. Na gerai, ačiū, kad žiūrėjote video. Visi linkai, kur reikia jums nueiti apačioje, aprašyme.
Na, geros jums likusios savaitės ir iki!